Nu gerai, pasikalbėkim. Pasikalbam. Tai kaip jūs? Gerai. O jei plačiau? Labai gerai. O dar plačiau? Labai gerai. O tu, Agne? Čia, žinai, kai mes norim pasiųsti žmogų, tai sakai, gerai gyvenu. Ne, tai nori pasiųsti žmogų. Bet, žinai, tas, ko klausi, tai dažnai mes klausim aplinkybių. Jo. Ne, mes klausim aplinkybių. Vat kas pas tave vyksta, kas aplinkybės, kokios jos yra. Ir tos aplinkybės jos yra visokios. Jų yra daug. Jos yra malonios arba mažiau malonios. Ne, nu, tai jos yra. Ir klausimas, kaip aš tame, arba kaip žmogus tame, žinai, kai aš pradu jausti, kad aplinkybės mane valdo, aš žinau, kad ojoj, man reikia kažką su savim daryti, nes man taip netinka. Tai klausi, kaip aš, ar šiandieną mane valdo aplinkybės? Ne, mane šiandieną nevaldo aplinkybės. Tai jeigu aš galiu rinktis kaip aš, tai aš renkiuosi kaip minimum nuostabiai, kaip Adrija sako, kaip minimum tobulai. Ir tada tos aplinkybėse veiki. Geriausia, ką gali šiandieną. Tai šiandieną manęs aplinkybės neveikia. Aš esu, man gerai. O tai, Agne, ką tu darai, kad tavęs aplinkybės nevaldytų? Aš valdau save. Okay. O yra žingsniai tam? Aplinkybės veikia. Okay. Čia norisi visada supaprastinti kažkokius dalykus. Taip. Žinai, tai pirmiausia, aišku, kad turbūt šnekėsim nuo to, kas tas aš. Kas tas aš, apie ką aš, kodėl aš, arba kas aš. Kaip viena bičiulė parašė net šiandieną žinutę apie tai, kad kažkokiuose mokymuose yra ir tie mokymai, ir tas pats klausimas, kas tas aš, kai nusiėmė visą praeitį, kai nusiėmė visas šeimas, kai nusiėmė visus banko sąskaitas, išsiėmė visus žaislus, visą savo suvokimą, kas tas aš. Ar lieka kažkas, ką gali mylėti tu? Ar yra kažkas, kas yra vertingo? Ar yra kažkas, kas yra vertas kitų meilės? Ar yra kažkas kas yra vertas arba nevertas? Tai čia, žinai, čia yra nuostabi kelionė, kur galim tęsti diskusiją apie tai toliau, o tada kai tu suvoki, kad, gerai, visą šitą, ką aš ten vardinau, yra atributai, aplinkybės, žaislai, kurie yra nuostabus, kurie priduoda daug skonio, kurie priduoda labai daug džiaugsmo, vargo, kas be ko, kur priduoda labai daug visko. Ir tada visą tai atributai neturėtų įtakoti mano gyvenimą arba mano kokybę. Ir tada yra visas tas vidus, kuris yra, kur viską patraukus, kas tai yra. Ir man patinka žodis gyvybė. Turbūt jisai labiausiai man atitinka ir ta gyvybė, žinai, kiek jos yra, kiek aš šiandieną jos jaučiu, kiek aš galiu jos praplėsti ir ką aš galiu dėl to padaryti. Tai jeigu tu klausi, ką daryti, tai mes esam tos pionierės, kurios daro daug. Tai reiškia praktikos jogos, praktikos fizinės, praktikos kvėpavimo, praktikos meditacijos ir tai yra kiekvienos dienos higiena, tokia higiena mano sistemai, mano visai sistemai, tam, kad aš jausčiausi taip, kaip aš jaučiuosi ir turėčiau resursų veikti ir funkcionuoti. Tavo koks receptas? Tai receptų mes turim, žinai, daug ir su kiekvienais metais tie receptai biškai keičiasi, ateina kažkas naujo. Bet aš galvoju, kad, žinai, jeigu mes kalbam apie tai, kas tas aš ir apie tai, kaip čia bendrauti su tom aplinkybėm ir jas neįkristi, tai aš galvočiau, kad gal pirmiausia reikia pradėti nuo tokio pamatinio klausimo, ar ne? Apie ką mes? Kodėl mes su Agne čia, apie ką mes kodėl mes čia darom šitą pokalbį? Kodėl mes išvis šnekamės? Nes tai yra priežastis. Tai man ir kaip žmogui, ir kaip asmenybei, ir kaip žmogui, kuris daug
daug turi praktikos ir patirties dirbant su žmonėmis, darant kartu susitikimus, praktikas ir visus kitus dalykus. Labai svarbu yra savo atsakyti, bet ką mes darom kitaip, arba kas tai yra tai, ką mes turime ir ko galim dalintis. Tai ką Agnė sako, aš pabandysiu įvardinti tokiais keliais žingsniais. Tai visų pirma, tai apie ką mes šnekam, yra apie patį principą, apie suvokimą, kaip mes funkcionuojam. Patį kaip mūsų sistema. Veikimo mechanizmą, kaip sistemos. Bet įsivaizduokim, kad aš esu mašina, ir dabar man reikia įsiaiškinti, kaip jinai funkcionuoja. Nes mes žinom, kaip funkcionuoja įmonės, mes žinome, kaip tenai veikia daugybė didelių sistemų, bet retas, kuris iš mūsų galime lengvai atsakyti klausimą, kaip veikia mano vidinė sistema. Ir kaip neveikia. Tas irgi labai svarbu, kaip sistema neveikia. Jo, ir tada į tą klausimą, ką Agnė sako, kas tas aš, nes tas aš turi labai daug sudedamųjų. Visų pirma. Ir iš labai daug skirtingų lygmenų mes suvokiame save. Yra tokia rusiška lėlytė, matrioška. Turbūt esi mačius tokios, kur viena lėlytė kitoji ir tų lėlyčių būna paprastai 7, bet gali būti ir 12 ir taip toliau. Tokia viena lėlytė, kitoji lėlytė ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mes taip ir atrodom, lėlytei. Ir jeigu kalbam apie tai, kas tai yra sistema ir kad pirmiausia, jeigu mes kalbam apie tai, kad mes norim suvokti, kaip mums nepriklausyti nuo aplinkybių, kaip mums būti laisviem, kaip mums daryti sprendimus, kaip mums priimti sprendimus, kaip mums įgyvendinti savo norus ir svajones. Kaip yra resursai. Kas yra resursas, kaip mums būti laimingiems, kaip mums sukurti ryšį su žmonėmis, kaip man išsiskleisti pasaulyje, kaip man apie save kalbėti drąsiai ir pasireikšti tame asmenyje, kas aš esu iš tikrųjų, be kaukių, be kažkokių vaidmenų ir taip toliau, taip toliau. Tai mano supratime, aš visada siūlau pavyzdį, metaforą, tu suvalgysiu mikrofoną, pavyzdį, metaforą, žaidimą. Įsivaizduokime šachmatų lentą. Ar ne? Pirmasis planas, iš kurio labai daug žmonių mes gyvename, yra būti figūrėlė šitame žaidime. Figūrėlė žino savo ėjimus, figūrėlė galbūt numano kitų figūrų ėjimus, bet jinai yra priklausoma nuo didžiojo meistro, jinai laukia, kada ją pastums, kaip susiklostys aplinkybės ir situacijos, nukirs ją, nenukirs, o gal jai pavyks pabūti iki žaidimo pabaigos. Ir figūrėlė yra tame laukimo pozicijoje, išlaukimo, kasgi su manimi nutiks ir kaip čia man susiklostys aplinkybės. Šitoj vietoj žmonės dažnai sako, kaip Dievas duos. Vat jeigu Dievas duos, tai bus, o net duos, tai ir nebus. Ja? Toksai variantas. Ir mes visi tame esame. Laiks nuo laiko mes visi tai krentam. Kartais mes tai vadinam vaiko poziciją, vaiko strategiją. Bet figūrėlės strategija yra paprasta. Aš žinau savo ėjimus, ribas, nes jie yra tik tokie, kokie yra. Kitų ėjimų aš negaliu padaryti. Kas galima ir kas negalima. Jo. Aš tiesiog tokia figūrėlė. Aš esu žirgas. Taram-papam, viskas tiek. Ir laukiu, kas man susiklostys aplinkybės, kaip aš galėsiu judėti. Tai vienas momentas. Tokia savotiškai pozicija priklausoma nuo aplinkybių, situacijų, žaidėjų, ir taip toliau. Tai yra kitas lygmuo, kai mes atsistojame į žaidėjo, į meistro poziciją. Ir meistro... Tas, kuris žaidžia šitom figūrėlėm. Okay. Kuris žino kiekvienos figūros ėjimus, kuris daro sprendimus, kuris nusprendžia, kiek jisai laiko žais, kaip jam patinka, ko jis nori laimėti, nori žaisti ilgai ir trumpai, nori, kad būtų linksma, jis nori labai laimėti, ar gal nori, kad laimėtų jo priešininkas, gal jis nori ką nors išmokyti, gal jis nori naują sprendimą padaryti, gal jis nori naują strategiją atrasti.
gali būti daugybė jo sprendimų, kodėl jisai žaidžia šitą žaidimą. Okay. Tik turiu klausimą, o tai, kai atsistoja meistro pozicija, tai tos figūrėlės tampa kiti žmonės, ar... Ne, aš pats galiu būti viena iš figūrėlių. Okay. Pats ir meistras, pats ir figūrėlė. Exactly. Okay. Exactly. Ja? Čia jau žaidimas pradeda žaisti save. Tu ir žaidi kaip figūrėlė, ir kartu suvoki visą žaidimo prasme, esmę, galimus ėjimus, tuomet atsiranda laiko perspektyva. Nebūtinai šitas mano, atsiprašau. Kaip tai gyvenime, realiai, aš tik taip paantrinu, ką Adrija sako ir tuo Adrija tęs, kaip tai gyvenime atrodo. Gyvenime atrodo tai, kad kai aš veikiu šeimoje, darbuose, aš veikiu susitapatinęs. Man ten rūpi, man skauda, aš daug emocijų patiriu, sėkmių, nesėkmių ir viso kito. Ne? Ir tai aš esu figūrėlė ir figūrėlė neturi galimybės matyti viso paveikslo. Kai aš esu susitapatinęs, aš negaliu matyti viso paveikslo. Ir tada aš veikiu iš labai ribotų realybės suvokimo. Kai aš gebu atsitapatinti nuo bet kokios situacijos, tai reiškia, aš esu šeimose, aš esu darbuose, man ten reikia padaryti darbus, ten vyksta arba nevyksta. Bet jeigu aš gebu atsitapatinti, aš daug daugiau matau realybės, daug daugiau matau situacijos, kurią galiu vartyti ir iš tenai daryti sprendimus, žingsnius vienokius arba kitokius. Aš tiesiog taip paguldžiau ant žemės, ką tai reiškia. Ir čia dar tas labai svarbus momentas, kad kol mes esame figūrėlė, mes dažniausiai esame tome likimo pozicijoje, ar ne? Likimas taip susiklostys, man taip skirta. Ir čia veikia visos programos, kurios ateina iš mūsų vaikystės, kurias mums sudėgė tėvai. Nebūtinai tai yra blogai, bet mes turime tų programų. Nelysk, nes nukirs, būk atsargiai, išsišokėlių niekas nemėgsta. Mano tėtis turėjo tokį posakį, kurį aš labai gerai buvau išmokusi, sakė, moteris be vyro tai kaip šulinys be dangčio, kas nori, tas ir spjauna. Kaip manai, kada aš ištekėjau? 16? Kai tik tai paėmė, kai tik pasisiūlė, tai ir stveri, nes šulinys be dangčio, tu supranti, ką tai reiškia. Jo? Tai tam figūrėlės pozicijoje mes labai dažnai gyvename baimės pozicijoje, gynybiniai pozicijoje, apsaugos pozicijoje. Mes darom viską, kad apsisaugotumėm, nes pasaulis atrodo nesuvokiamas, nepatiriamas, mes jame negalime daryti sprendimų. Jo, kažkas už mus daro sprendimus. Kai mes atsitapatiname, kaip Agnė labai gražiai sako, kai aš taiga suprantu, kad taip, žaidimas iš esmės labai mažai keičiasi. Keičiasi mano žiūros taškas. Aš pereinu į visai kitą žiūros tašką ir šitame momente atsiranda, visų pirma, tai atsiranda didžiulis energijos kiekis, atsiranda daug džiaugsmo ir malonumo. Apie ką aš kalbu, aš kartais pati save pagaunu, kai ten užkliūva ten ir tas blogai, ir tas susirgo, ir anas susirgo, ir tam negerai. Aš pati galvoju, Dieve, dabar kiek laiko su jais čia. Ir tada tik tai stop, vaikeli. Čia viso labo aplinkybės ir situacijos, nesu aš nei aplinkybės, nesu aš nei situacijos, aš esu žaidėjas, kuris dabar turi galimybę pamatyti save veikiant šitose situacijose. Kas įvyksta, kai mes tampame meistrais, mes tampame mažiausiai stebėtojais. Aš ir veikiu, ir kartu atsitapatinusi nuo savęs, stebiu, kaip aš veikiu, ir kokius sprendimus aš renkuosi. Adrija pasakė labai svarbu žodį čia, nes aš atsitapatinu ir nuo savęs. Yeah. Tai reiškia, kad, žinai, tas visas, kas aš, tas įsivaizdavimas, aš esu moteris, aš esu liūtas, aš esu... Mano toks charakteris. Aš esu mama, aš esu super direktorė, aš esu... Jo, mano toks charakteris. Tas labai patinka. Aš tokia esu. Jau nešnekant apie milijoną kitų vaidmenų, kuriuos mes nešiojamės. Ir visa tai tampa figūros, kurios nemato. Ir nuo to gebėti atsitapatinti, kaip mes daug kartų juokiamės, žinai, kaip jeigu važiuotumėm
į vienuolyną pas kokį nors gūrų, kuris susirandi ir mokytis, gyvenimo tiesų, kas kas yra tas. 12 metų. Tai iš tų 12 metų mus mokytų 11 metų, 11 mėnesių, mus labai stipriai daužytų per viską, kas jis yra įsivaizdavimas aš, per viską. Visokiais būdais, įmanomais būdais. Ir tada likusį mėnesį sakytų, žiūrėk, taigi viskas paprasta. 1, 2, 3, 5. Tai čia Adrija labai paminėjo svarbų žodį - atsitapatint ir nuo savęs, ir nuo įsivaizdavimo, kas esi, ir nuo įsivaizdavimo, kad tu žinai, arba įsivaizdavimo ir nuo to irgi atsitapatini. Va tada tas tikrasis stebėtojas. Jo, ir žinai, ir kas labai svarbu suvokti, kad šitam šuolyje iš figūrėlės į žaidėją, mes tai yra kokybinis šuolis. Ta prasme, kokybinis šuolis, kad pirmajam variante mes esame labai susiję su materija. Pirmajame tame figūrėlės gyvenimo etape, bet mes visi jį praeinam. Čia nežiūrėk, tai kad aš nežinau, kas tai yra. Ojoj, patikėk. Šitame etape mes labai susitapatiname su materija ir su priklausimu nuo to, nes tai yra išgyvenimo lygmuo. O išgyvenimo lygmuo visada yra, ar aš sugebėsiu likti gyva šitam pasaulyje. Va čia yra tas didžioji mūsų baimė, ar sugebėsiu likti gyva. Kai mes peršokam į stebėtojo poziciją, ir dar kas labai svarbu, paradoksas. Čia man tai didžiausias paradoksas. Ta figūrėlė, kuri žaidžia šachmatų lentoj, jinai kaip taisyklė gyvena prote. Jinai gyvena 90% ir vadovaujasi protu, žiniom ir išmoktom sistemom, tvarkom, taisyklėm. O tai kodėl taip yra? Ar nėra atrasti kitokie būdai veikti? Tai tas, ar baisu? Kodėl, žinai, mes vieniau tai, kad mūsų sociumas, mūsų visa aplinka, pasaulio aplinka, mes išaukštinam intelektą. Labai stipriai ir labai daug. Nes daug atnešia. Nes daug atnešia. Nes tai mums yra įrankis būti sėkmingiem. Nes mums tai yra įrankis būti geresniem už, pavyzdžiui, tave. Nes tai buvo, čia aš juokauju, aišku, supranti, ne? Už kitą. Geresni už kitą. Taip. Kas yra intelektas? Intelektas yra informacijos kiekis, ką susikiši į save, va tą žodį vartoju specialiai, susikiši į save nuo gimimo. Per 5 mūsų sensorius. Per matymą, girdėjimą, per 5 sensorius. Tai yra informacija visa, ką aš susikišu į save. Bet mes nesam taip, mes esam dar daug kas kita. Ir mes visą savo sistemą susiaurinom tik tai intelektą. Ir ką Adrija sako, būti galvoje, tai reiškia būti intelekto atmintyje, intelekte. Nes mūsų sistema turi dar labai daug kitų resursų, kurie yra ir kurie veikia mum kasdieną. Klausimas, sugebi su jais sąveikauti arba nesugebi. O kokie tie resursai kiti? Oi, labai daug resursų. Bet taip supaprastinant bent kelias. Pirmas resursas yra atsitapatinti. Antras resursas - išmokti valdyti energiją. Ir žinoti, kas tas, kaip ją greitai sukaupti ir kaip jos neprarasti. Bet aš noriu čia dar vieną labai svarbų momentą paminėti. Ir dažniausiai šitas dalykas sunkiai suvokiamas. Kodėl mes gyvename protą? Ir kodėl mums labai svarbu, kad mus vertintų, mus pažintų, mus suprastų, priimtų per protą. Dėl vienos paprastos priežasties. Mes bijome. Ir tai yra labai didelė baimė, kad mus pamatys tokius, kokie mes esam. Čia tikrai didelė baimė. Čia yra siaubinga baimė. Tai yra, šita baimė yra lygų mirčiai. Būti pamatytam? Taip.
Kad kažkas paims ir pamatys tai, kas aš esu iš tikrųjų, dėl vienos paprastos priežasties, kai aš esu pirmam žaidimo lygyje, figūrėlės pozicijoje, aš nežinau, kas aš. Mes labai to ilgimės visi, be proto ilgimės, kad jeigu aš nematau, kas aš, kad kas nors pamatytų, kas aš, ne? Ilgimės, va to tikro aš, pamiltų mane tikrą, pažintų mane tikrą, va ilgimės be proto. Ir tuo pačiu yra didžiulė baimė, nes mes, ką Adrija sako, mes kaip sociumas išmokom vertinti ir būti vertinami. Ir tas, o kas jeigu tas aš nebus vertingas? Va čia yra ta baimė, kur kas tas aš, jeigu jisai nebus vertingas. Bet čia visai įdomu, atrodo, tada kyla klausimas, ar kiti irgi būdami tokioj pačioj būsenoj, kur nemato savęs ir bijo būt pamatyti, yra įgalus pamatyti kitą irgi. Ne. Ir tada toks, visi nori, visi bijo. Ir mes žaidžiam tame tada kaukių karalystėje, tada mes visi žaidžiam, tokia užsidėję kaukės, užsidėję tam tikrą savęs vaidmenį, užsidėję tam tikrą, tai taip, tai čia tavo labai gerai žvalga, tai taip. Tai kaip pamatyti save? Žinai, aš va dabar prisiminiau labai gerai, aš mokykloj viduriniai turėjau tokias labai keistas patirtis. Būdavo, man taip nutikdavo, aš negaliu paaiškinti, kas tai yra, galima dabar tai įvilkti kokią nors ezoteriką, man sunku pasakyti, bet aš labai gerai atsimenu, kad tarkim, būdavo momentų, kai vat, mes su draugais kalbam, su klasiokais kalbam, ir kas nors pasako, ką nors tokio nebūtinai labai kažkokia graudulinga ar kažkokia ypatinga istorija, bet kažkas papasakoja istoriją. Ir aš jaučiu kūne, kaip man nosyje pasidaro toks jausmas, lyg tai man ten pipirukas būtų pripylę. Rimtai, bet toks buvo jausmas. Ir man pradeda bėgti ašaros. Ir aš visą laiką bijodavau to, nes man tas jausmas būdavo per nosį eina skausmas į pat viršūgalvį, kai būtų elektra eitų nuo nosies iki pat viršūgalvio. Ir tada iš akių bėga ašaros. Ir va šitų ašarų aš negaliu sustabdyti. Ir aš nežinau, kas tai būdavo. Aš negaliu paaiškinti. Ten draugė pasakojo, va, jojau žirgų, jinai lenkė žirginą, jojau žirgų, sako, kur mano arklys nykstelėjo ko ir dabar nežinau, gal tą žirgą net nušaus. Ir čia prasideda ašarotekis. Ir viskas tas teka, ar ne? Tai normaliai, jeigu aš nebijočiau savęs ir galėčiau save parodyti, aš sakyčiau, žinai, kai tu tai sakai, man nutinka tai ir tai, manau, aš išgyvenu va tai ir man dabar bėga ašaros ir koks įdomus reiškinys, ar ne? Ką aš darydavau, ašgi apsisukdavau, įdavau į tualetą, pasėdėdavau ten kokių 20 minučių, 15, vėluodavau pamoką ir sugrįždavau jau nusišluočius tas ašaras. Susitvarkius, kad žmonės nematytų, kokios čia nesąmonės vyksta. Tai mes tokių turim momentų kiekvienas labai daug. Jeigu dabar tu pati pagalvotum, prisimintum ir savo gyvenime, gal ne ašarų, kur apsisuki, susispaudi ir tai yra momentas, kur mes išmokstam strategijos nebūti pamatyti. Ir kai po to gyvenime ateina momentas, kai mes norim augimo, pokyčio, resurso, santykių. Tikrų santykių. Kai mums reikia būti pamatytiem, vietoj to mes einam kur? Į tualetą susitvarkyti. Nes ta strategija gyvena mumise. Tai grįžtant prie to, būti savimi, kol mes esame pirmame žaidimo etape, yra turbūt misija neįmanoma. Tai arba tai yra tokia viduj jausmas, kad tai būtų visiškai lygus savižudybei. Ir kai mes, dėl ko aš sakau, kad primenu, kad iš pirmo etapo, kai mes pereinam į antrą etapą, kur mes tampame meistrais, atsitapatinam nuo savęs, pradedame stebėti, tampame stebėtojais. Kodėl aš sakau, kad tai yra kokybinis šuolis? Nes šitame šuolyje mes pagaliau pradedame stebėti ir jausti save. Mes iš suprantimo apie tai, kas aš esu, pereiname į
patyrimą, kas aš esu. Nes kai mes atsistojom į tą atsitapatinam ir pas mus atsiranda stebėtojas, tik tada mes galime ir leidžiame savo paprastai jausti tai, kas vyksta mūsų kūne. Kaip mūsų kūnas reaguoja į aplinką. Yra toksai, nežinau, ar skaitė, labai įdomus mūsų istorijos reiškinys, meistras Ekhartas, kuris gyveno 1200, ten neatsimenu kelintaisiais, 13 amžius. Jeigu jūs paskaitytumėte šito meistro Ekharto pamokslus, sakytus bažnyčioj, jūs nugriūtumėt. Gal kažkas yra skaitęs. Tekstai yra tokie. Aš esu Dievas ir tu esi Dievas ir mes esam dievai. Jeigu nebus manęs, nebus jokio Dievo. Jeigu nebus manęs, nebus jokio pasaulio. Pasaulis pasibaigs su manimi. Aš esu tas, kas kuriu pasaulį kiekvieną akimirką ir kiekvieną žingsnį aš kuriu pasaulį iš naujo. Ir nepamirškit. Dievas visada jumise. Čia jūs išėjot pasivaikščiot. Čia ne mano žodžiai. Čia 13 amžius. Meistras Ekhartas. Kodėl aš vartoju šitą žodį meistras? Ar ne? Dėl to, kad meistrais mes tampame tada, kai mes pradedame suvokti, kad tai, kas yra mūsų viduje, ta tiesa, kuri yra mumise, yra pojūčiuose. Ir sekdami pojūčiais, ir sekdami, kaip mūsų pojūčiai jungiasi su mintimis, ir stebėdami, kaip mintis su pojūčiais sinchronizuojasi, kaip keičiasi ir visa kita, mes pradedame kurti žaidimą ir suprasti, kaip sako meistras Ekhartas, kad žaidimas, kuris vyksta dabar, pavadinimu gyvenimas, vyksta dėl to, kad aš esu jo dalis ir jis yra dalis manęs. Ir čia atsiranda pojūtis, kuris vadinasi gyventi gyvenimą arba leisti gyvenimui gyventi mane. O man įdomu, ar įmanoma taip tiesiog atsidurti šitam pojūtį? Ar tai yra ilgas kelias, nes dažnai būna, kad jeigu nori kažkur atsidurti, tau reikia ten kopti milijoną kalnų. Fokus. Ne. Nereikia. Tame ir esmė. Tai yra būsena. Būti atsitapatinus nuo savęs ir išgyventi save iš tikrųjų yra būsena, kurią mes visi, absoliučiai visi, galime patirti bet kada. Aš galiu pasakyti paprastą pavyzdį, to užsičiaupiu. Paprastą momentą, kaip tu sakai, kaip padaryti taip, kad atsitapatint nuo aplinkybių ir nuo situacijų. Yra aplinkybės, yra situacijos ir jos veikia. Ir jos svarbios, ir tu jų negali ignoruoti, ir tai yra tavo gyvenimo dalis, ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kaip nuo jų atsitapatinti? Tai, kaip Agnė sakė, mes turim 100 įrankių. Mano vienas iš tokių smagiausių įrankių yra ta akimirka, kai aš jau jaučiu, kad situacija mane bando įtraukti ir apglėbti. Aš žaidžiu tokį žaidimą. Aš prisimenu laimingą savo gyvenimo įvykį. Vat tą momentą, kai aš buvau laiminga. Dažniausiai tai yra vaikystė, ten kažkokie tai vaikystės prisiminimai, kada man buvo labai faina. Man padovanojo, man davė, aš atsimenu ten tam tikrus momentus, ar ne? Tai vat aš grįžtu į tą pojūtį ir aš grįžtu, aš jį galiu prisiminti ir jame būti. Ir kai jau aš įsijaučiu ir tas pojūtis manyje apsigyvena, iš to pojūčio aš pradedu veikti ir daryti veiksmus. Ir paradoksas, jie yra absoliučiai kiti, nei aš daryčiau be šitos būsenos. Jie leidžia atsitapatinti nuo visko, kas vyksta ir tapti nepriklausomai. O nėra, kad tada tampi priklausoma vis tiek nuo to atsiminimo, į kurį... Tu bet kada iš jo gali išeiti, bet kada įeiti, gali jį keisti. Čia jau tavo sprendimas. Bet aš siūlyčiau pakalbėti apie dar vieną sekantį žingsnį to žaidimo pavadinimu gyvenimas. Jo, jeigu pirmas yra figūrėlė, antras yra meistras, tada, kaip tu manai, kas yra trečias? Geras klausimas.
Nu, tačiau tada iš vis turėtum išeiti iš tos figūrėlės ir iš meistro pozicijos ir tas kažkas virš to meistro, kuris stebi. Bet kas tas? Kas stebi? Kas tas? Aš dar neturiu atsakymą. Dėl to įdomu labai klausytis ir kalbėtis. Bet greičiausiai tas kažkas būna tose momentuose, kur visiškai, nežinau, man asmeniškai, tai kai viskas dingsta ir tiesiog esi tokiam dideliam flow, nu, kad tiesiog vyksta gyvenimas ir tu kartais net išeini iš to ir taip atrodo, lyg išneri iš kažkur, toks, kažkiek ką tik nutiko, aš net nesuprantu, net sunku prisiminti ar įvardinti. Tai vat, man atrodo, kad tas kažkas ir būna tose momentuose. Maža to, tą, ką tu dabar sakai, jo, tas tekmė, jo, tas, ką tu sakai, tekmė. Maža to, tu tą tekmę gali irgi rinktis. Kaip gali rinktis būseną, ar ne, vaikystės laimingiausią momentą. Momentą, kai tu juokeisi, kai buvai su draugais vaikystėje ir ten, nežinau, buvo labai juokinga. Kažkokius momentus. Lygiai taip pat čia tu gali rinktis kokio lygio vertikalės, aš tai sau turiu pavadinimą vertikalė, bet yra daug pavadinimų. Yra būti lauku, erdve, nu ir taip toliau, tam yra tam tikri vadinami surinkimo taškai, apie ką jau čia technikų klausimas, bet tai yra tai, ką tu sakai, tai yra tai. Maža to, sakau dar kartą, kokioj tu tekmėsi, tu pats renkėsi. Kas yra labai faina. O kaip pasirinkti? Žiūrėk, biškelį grįžtam. Grįžtam apie tai, kad kai tu sakai, kad dar daug reikia nukopti, padaryti, nueiti, tai visų pirma reikia daug ką atmokti. Nu, jo. Čia irgi didelis labai darbas. Milžiniškas. Didžiulis. Kitas dalykas, žinai, kaip nueisi bet kokį sporto klubą ir tau treneris pasakys, kuriais tu raumenimis kompensuoji kurias dalis. Ir ne? Tai lygiai taip pat sistema, jinai yra išmoktas veikimo būdas, išmoktas reakcijos, išmoktos kaip mes veikiam ir tai yra labai didelė dalis, ką mes kompensuojame visas kitas savo struktūros dalis. Tai tas, žinai, kur ar taip paprastai galėsi būti erdve, kaip Adrija sako, nėra paprastai, nes tam pirmą turi susistatyti savo, ant ko tu stovi, tam, kad kaip fizinis kūnas, ar ne? Kur skaudės tau stuburas arba skaudės tau, nežinau, kojas, rankas, jeigu tu nesudėliosi raumenyno taip, kaip jisai turi veikti, ne? Teisingai. Tai lygiai taip pat su tavo sistema. Tai pirmiausia, ar tu gali taip iššokti, gali. Bet jeigu tu neturi daug bagažo, ką turi atmokti, o tada išsiaiškinti sistemą, kas kompensuoja tavo kurią dalį, kurios aš nematau ir kurias nenoriu matyti, o kol jas nepamatysiu, aš negalėsiu išeiti į būsenas, aš negalėsiu išeiti į būti erdvę, tiesiog negalėsiu išeiti. Čia taip pat kaip aš esu figūrėlė ir aš įsivaizduoju, kad aš esu erdvė. Tada, žinai, tokia prasideda dar viena fantazija apie save, kad aš įsivaizduoju esas, nors tai yra toli dar iki esimo. Supranti? Tai man norisi, žinai, kur ir tame nieko blogo nėra, tai nėra vieni geresni, o kiti blogesni. Jeigu yra noras kažką tai veikti, kaip mano gyvenime pasitaikė didžiulis grožis susitikti žmogų, kuriam buvo 78 metai, jis sirgo leukemija, ten jau didelės stadijos, jis yra pats operuojantis medikas buvo, jisai žino savo stadiją, jisai žino, kas jo laukia, jisai labai aiškiai žino fizinio kūno, kas jo laukia. Ir tuo pačiu jisai turi didžiulę buvo aistrą eiti kitų savęs sistemos sustatymo kelių, tai reiškia save ugdyti. Kur, sako, jo, tai čia su kūnu man viskas aišku, jisai mirs, tai viskas aišku, gaila artimųjų, viskas taip. Tai niekada nevėlu, niekada nėra, jau nepadariau arba padariau, niekada nėra niekas nevėlu, jeigu tik tai yra noras tą savo sistemą pažinti ir pažinti, kurio raumenynų naudoji ir kurio raumenynų nenaudoji. Ir kaip pradėti, ir tas
šiftas, kur nuo vienų pereiti į kitus, jisai pradžioje yra labai dirbtinis ir labai nepatogus, nes jeigu tu naudoji vienus įrankius savo gyvenime, reakcijas, įrankius, raumenis, aiškiai sakai, ne? Tada išmokti pradėti kitaip save suvokti arba kitaip save jausti, neįsivaizduoti, kad jau aš esu kažkas, o realiai pradėti suvokti, čia yra darbas, čia niekur kitur. Ar visi tą turim galimybę patapti dievais, kaip Adrija sako? Visi. Tik tai klausimas tada šito susidėliojimo. Jo, ir žinai, čia yra dar klausimas, dar vienas labai svarbus momentas, kuris man atrodo, bet yra aktualus. Tai yra suvokimas, kad niekas nėra baigtinis. Labai dažnai nutinka taip, kad tam tikram gyvenimo etape mes nusprendėm, kad aš esu aš, viskas, aš jau žinau, kas aš esu. Ypač jaunystėje ten nežinau, 19-20, pirmi pasiekimai, viskas, aš žinau, aš esu, mano toks charakteris, aš toksai, mane už tai mėgsta, mane už tai myli, mane vertina, ir aš jau toks. Ir čia išslysta mums iš mūsų matymo lauko, išslysta tas suvokimas, kad iš tikrųjų gyvenimas yra ne kažkas kito, kaip kūrimas savęs nuolatos. Ir į žmonės, kas tai yra, nes tai yra kūryba. Yra pagrindinis kūrybos įrankis. Kūryba tai nėra menai. Kūryba tai yra kurti save kiekvieną akimirką. Kiekvieną akimirką pažinti save, atrasti save ir kurti save. Ką gali absoliučiai kiekvienas žmogus. Nepriklausomai nei nuo jo amžiaus, nei nuo jo išsilavinimo, nei nuo jo patirčių, nuo nieko tai nepriklauso. Tai tiesiog sprendimas, kad aš nesu baigtinis variantas. Jeigu mes jį suvokiam savo gyvenimą kaip kūrybinį procesą, tai čia yra viena labai gera žinia, kad mes bet kada galime tapti kitais žmonėmis, bet kurią akimirką. Ir tam nereikia ypatingų įvykių. Tam tiesiog reikia sprendimo. Ir tai yra vien sprendimas, yra kelio pradžia. Žinai, man labai kažkada uždavė gerą klausimą. Koks yra sąmoningumo kelias? Tai įdomus klausimas, ne? Sąmoningumo kelias. Kaip vystosi sąmoningumas? Kokie yra sąmoningumo vystymosi etapai? Tai kokie? Pavyzdžiui, ne? Pateiksiu paprastą sąmoningumo vystymosi etapo pavyzdį. PVZ. Sakykim, aš noriu atsisakyti alkoholio. Bet aš nebenoriu vartoti alkoholio. Tai kelias yra toks. Jeigu aš nuspręsiu tiesiog nevartoti alkoholio, bet, principo klausimas, čia kaip dietos, atsisėsiu ant dietos, nevartosiu alkoholio, ir taip toliau. Tai anksčiau ir vėliau šitas klausimas mane nukirs. Anksčiau ir vėliau aš nusipirksiu ir paragausiu. Nes tai yra, tiesiog kaprizas. Nevartosiu. Jeigu aš žiūrėsiu į tai per sąmoningumo prizmę, tai yra tokie vystymosi etapai. Pirmas etapas yra paprastas, aš tampu stebėtoju. Ir jeigu man kilo noras nevartoti alkoholio, aš pradedu stebėti save ir savo santykį su alkoholiu. Aš pradedu stebėti, kada aš noriu taurės vyno, kodėl aš jos noriu būtent tada. Kodėl aš, pavyzdžiui, noriu vyno penktadienį vakare, nes esu pavargusi ir noriu atsipalaiduoti. Kiek man džiaugsmo kelia vynas, ar ne? Kodėl kompanijoje aš ten išgeriu daugiau, mažiau, ir taip toliau. Aš tiesiog stebiu, o koks mano santykis su alkoholiu. Tai čia pirmas momentas. O man įdomu, čia stebėjimas. Jo, tame stebėjime, kaip nenueiti į savęs vertimą. Nes labai gali būti, kad, pamatau, kad aš ten penktadienį noriu vyno ir tada, Dieve, kaip blogai. Va čia yra esmė. Jo. Kaip likti stebėtoju. Bet tu stebi, tu nesakai gerai, blogai, tu tiesiog stebi. Yra taip, yra taip. Žinai, kaip tau būtų namų darbas stebėti Guodą ir rašyti visos dienos jos ten nukrypimus, mintis. Tai reiškia, kur aš esu tik tai statistas, aš esu statistikos rinkėjas. Okay. Noriu vyno.
Guoda nori vyno. Ir ties to baigi. Viskas, ne gerai, blogai. Guoda nori vyno. Kas pas Guoda šiuo metu vyksta? Nu, tai vyksta pavargus. Nu va, pavargus. Fainai. Guodai faina, šiaip skanu. Gerai, skanu. Guoda turi kompaniją smagią, kur visos geria, aš dabar negersiu, aš iškrisiu iš aplinkybių. Gerai, Guoda geria, nes iškrisiu iš aplinkybių. Viskas, aš statistas tampu. Aš nesakau gerai, blogai, aš niekur dar nedėlioju, aš neanalizuoju duomenų, aš statistas tampu. Okay. Nu, vos ne dokumentiką darai kažkuria prasme ir stebi save. Tai čia pirmas etapas. Okay. Ne? Aš tiesiog stebiu, kas tai yra. Nu, kas man tai. Jeigu aš tada, sekantis žingsnis yra, aš priimu sprendimą. Aha, aš surinkau duomenis, aš pagalvojau, nu gerai, netiek jau čia man daug duoda tas vynas, ne taip aš čia dažnai geriu ir apskritai man ryte skauda galva, aš nenoriu, aš negersiu. Ir aš priimu sprendimą negerti. Čia jau yra veiksmas. Na? Aš negeriu. Ir tada, kurį laiką, aš stebiu save, kaip aš sau patinku, kai aš negeriu. Aš vėlgi nevertinu, aš nepykstu, aš tenai, aš tiesiog stebiu. O, žiūrėk, savaitę negeriau. Arba, mano viena pažįstama pasakojo, iš to principų vadovavosi, sako, žinai, įdomus momentas po savaitę, sako, aš nuėjau kažkodėl tai į parduotuvę, pirkau daug ten produktų ir nupirkau vyno butelį. Ir sako, aš pareinu namo ir suprantu, kad aš tą vyno butelį nupirkau automatiškai. Kaip kefyras, pienas, vynas, nu ir taip toliau, ir parsinešiau tą vyną namo. Ir sako, žinai, aš pasistačiau tą vyną ir suprantu, kad aš neturiu jokio santykio su tuo. Nei aš ten jaučiuosi kalta, nei man faina, nei aš nepatenkinta, aš tiesiog turiu butelį vyno. Ok, sako, nunešiau, padėjau barą tą butelį ir negeriau. Ir tada sekantis momentas yra, kai aš jau kurį laiką stebiu, kaip man su tuo, kad aš negeriu, tada aš ištempiu tą laiką, kad, gerai, aš pabandau ištempti, 3 mėnesiai. Detoksas. Aš pasižiūriu, kaip man toliau. Bet, kai mes pereinam per stebėtojo poziciją, ne, mes išplečiam savo galimybių ribas, nes jeigu mes savo uždraudžiam negerti vyno, aš draudžiu savo gerti vyną. Jeigu aš draudžiu, aš uždedu ribas. Jeigu aš stebiu, aš nustumiu ribas. Bet čia yra skirtumas. Ir kas yra sąmoningumas? Sąmoningumas yra, kai mūsų ribos plečiasi ir plečiasi. Matai, ką Agnė labai gražiai sako, jeigu tu dabar sugalvosi šokti į Dievo poziciją, tai aišku, kad lūš daug dalykų. Daug dalykų sulūš dėl to, kad ir kūnas neatlaikys ir mūsų ribos pradės braškėti, nes mes turim daug vidinių ribų. Tai pradinis etapas, kas yra sąmoningumo plėtimas, mes imame stebėti daugybę dalykų savo gyvenime. Mes atsigręžiame tai, kur mūsų pamatinės baimės. Kokia mano išvis esminė egzistencinė baimė. Kokios tos baimės yra, kaip jos veikia. Koks mano santykis yra su gėda. Nes daugybė žmonių gyvena šitame pojūtyje, būsenoje gėdos, dėl ko žmonėm sunku kalbėti viešai. Nes ką apie mane pagalvos ir bus labai gėda. Yra kaltės būsena. Aš vaikystėje atsimenu labai gerai, kai suplėšydavau pėdkelnes. Pereinu namo, kojos krūvinos, kraujas teka upeliais. O mama sako, viešpatie paskutinės pėdkelnes suplėšė. Ir man labai gėda, kad aš tokia nevykėlė pėdkelnes plėšau. Ir ta gėda, tai yra vaikystės strategijos. Tai mes atsisukam į tokias pamatinės, bazinės savo būsenas ir pasižiūriu, kur yra mūsų ribos. Tada kokios mūsų teisės. Ir pareigos. Ir kiek teisų mes esame atidavę kitiem. Kaip teisės esame išdalinę savo artimiesiams šeimos nariams ir visiems kitiem. O tai visi šitie dalykai. Tai čia yra tas bagažas, kurį mes susikraunam ir kurio po to reikia švarintis, valytis. Taip. Okay. Taip. Ką reiškia man kompromisai? Kas tai yra kompromisai?
suprasti, kaip aš priimu sprendimus ir kaip aš jų nepriimu. Atrasti savo, kiek aš savo laisvės leidžiu ir kur yra mano laisvės ribos. Ir tų sudedamųjų yra labai labai daug. Ir visos jos, tos sudedamosios, neįeina į kategoriją suprasti. Jos nepaklūsta kategorijai suprasti. Neužtenka suprasti. Reikia turėti patirtį. Tik tada, kai mūsų kūnas, mūsų egzistencija turi patirtį, tik tada tai keičiasi. O ką turiu omeny, sakydama turėti patirtį? Nes atrodo, mes galim praeiti pro ten. Tai reiškia, va dabar mes šnekam ir tu sakai, o geras, aš suvokiau, aš esu Dievas. Kaip fainai. Ne, arba aš suvokiau, kad aš esu, gerai, ne Dievas, tik to, biškėgo susimažinsim. Bet meistras žaisti žaidimą, šachmatų žaidimą, esu meistras, ar ne? Faina, kad tu suvokiai. Kol tai nėra tavo patirtyje, tai tas suvokimas, jisai nieko absoliučiai nereiškia. Tai dar vienas ego išraiška, tai dar viena kaukė, kurią tu užsidedi, tai dar vienas bagažas, kurį tu užsidedi. Kai tai tampa tavo patirtyje, tu esi patyręs, o patyręs mes tampa per kūną, patirtyje. Aš aiškiai patyriau, kas tai yra. Aš dabar galiu detaliai pasakoti, kaip jaučiasi kūnas, kas tai yra. Aš esu tai yra mano patirtyje. Bet tai turbūt sąmoningai patirta. Ne tiesiog, kad įvyko ir... Ne. Bet žinai, čia dar tas yra momentas, labai, labai va toksai svarbus momentas, kad daugybė patirčių tai nebūtinai yra dvasinės arba kažkokios meditacinės patirtis. Yra dalykai, kurie yra labai paprasti. Pavyzdžiui, ar ne? Prisimti atsakomybę už tai, kas aš esu. Bet už tai, kas aš esu. Viskas, kas mano gyvenime yra įvykę, yra mano pasirinkimai, ne kas nors kitas. Ir tam, kad aš galėčiau iš tikrųjų prisimti atsakomybę už savo pasirinkimus, mes pradedam nuo labai paprastų dalykų. Nuo labai paprastų. PVZ. Mano namai ir mano aplinka, kuriuose aš gyvenu, yra tai, kas esu aš. Ja? Sutinki? Man nebent tu gyveni draugės namuose. Bet vis tiek, tu erdvę užimi ir ją kažkaip kuri. Bet jeigu jinai tau nepriklauso, tau paskolino lovą, tai nesiskaito. Bet jeigu tu gyveni savo erdvėje, savo kažkokio sukurto erdvėje, šita erdvė yra tu. Tai paprasčiausias ir paprasta praktika. Apsidairai po savo erdvę ir sakai, gerai, jeigu čia esu aš, čia man viskas patinka. Ar aš ką nors noriu išmesti? Aš ko nors noriu atsisakyti? O gal aš noriu kažką išplauti? O gal aš noriu kažkaip perstatyti? O gal aš noriu padaryti taip, kad tai atitiktų mane? O gal pas mane labai daug nereikalingų daiktų? Ir padarai taip, paimi ir padarai savaitgalio reviziją ir, žinai, mane toj pamils vieno spektaklio merginos, kur yra daug jaunų merginų. Aš laiks nuo laiko darau tokias revizijas, tokius maišus nešu į teatrą. Viską nors nešu čia jums. Nes tai nebetitinka manęs. Tai nebe aš. Tai čia labai paprasta praktika. Ir ją kiekvienas čia mūsų dabar klausantis gali padaryti. Šitas puodukas man tinka, netinka. Jis mane atitinka, bet čia atrodo, kad labai paprasta praktika, bet jinai labai gili. Ir tada tu pamatai, kad, bet tai šitas puodukas vis tiek, o aš paskui, jeigu jį išmesiu, tai aš tada neturėsiu iš ko gerti, jeigu aš dabar mane nesumokės, pavyzdžiui, atlyginimo, tai ašgi naujo nesusipirksiu. Ir pradeda lysti visokios baimė, visokie įsitikinimai ir taip toliau, ir taip toliau. O tada mes einam dar toliau. Tai reiškia, mes einam į santykius. Ir mes nesakom, kad mano vyras ožys, kad mano vaikai neklauso, kad darbuotojai, jie netokie, tokie ir anokie. O kai aš prisiemu atsakomybę už save, aš tik tai tada galiu eiti realiai kurti. Bet kokį santykį realiai, bet galiu pradėti kažką tai veikti, tik tai nuo to taško, kur esu atsakingas. Čia tas atsakomybė, mes su Adrija turim tokius
mokymus, apie kuriuos labai daug kalbam, net ne mokymai, ten yra patyriminė patirtis, kur kaip tapti suaugusiu, kas tas yra, kurioje vietoje tampi suaugusiu, kurioje vietoje pradedi prisimti atsakomybę, netgi jeigu kas nors darbe nevyksta arba santykiuose nevyksta. Čia yra mano atsakomybė ir tada klausimas, nes aš taip jaučiuosi, aš esu tenai taip, jeigu aš esu tame ir man gerai, tai tada puiku. Ne, tada pradedu veikti visai iš kitos pusės. Čia yra, čia tada ta visa gvardija klausimų, o man tinka, aš esu va šitie žmonės, aš esu va šitos aplinkybės, va tai man tinka, man tai yra gerai, kokios baimės, kokie nepatogumai, kur aš bandau kažką tai užsidėti kaukę ir vaizduoti, kas aš esu, ar vis tik tai esu grinasis aš, bet kokiose aplinkybėse. Nu, tai čia, žinai, tas žaidimas, kuris tik tai plečiasi, kaip Adrija sako, tik tai plečiasi. Ir tada, aišku, tai nėra labai paprastas procesas, nes tada tikrai tu pasižiūri, ar šita kompanija vis dar aš. Ir kartais, yra sudėtinga pamatyti ir pasakyti, kad man nebetinka ir aš nebejaučiu ir noriu kažkur kitur. Arba yra klausimas, čia žinai, čia irgi kitas žaidimas. Man netinka. Kas netinka? Tursi, žinai, tas, nes kol yra netinka, tol yra kažkas tai, ką savyje yra, ką savyje neigi. Kaip taisyklė. Ne? Nes šiaip jau, pažiūrėk, visų pripažintus, pavadinkim, sąmoningus žmonės. Ne? Dalai Lamas, visokius, sąmoningai veikiančius žmonės. Jiem tinka. Jiem tinka pasaulis, nes jie suvokia, kad tai yra tai, kaip yra ir niekaip negali būti kitaip. Yeah. Ir tada jau klausimas, kaip Adrija sako, energijos ir erdvės, kur aš ją noriu kreipti ir kur aš noriu veikti. Ir tie norai tada iš norų pasilyginimų pereina į tikruosius norus ir visai kitas erdvės. Tai čia tas tinka, netinka žmonės, čia yra kaip taisyklė dar kažkur tai, jeigu tave trigerina, tai labai pabūk tose santykiuose. Aš bent jau visiems taip savo ir kitiems sakau, nebėk, būk. Čia, žinai, čia gal, kaip pasakyti, čia gal biškai dar skirtingos kategorijos yra. Yra tam tikri dalykai, kurie, kai mes esam pirminiai toj figūrėlės pozicijoje, didžioji dalis reiškinių yra už mus didesni. Mes esam mažiukai, o jie yra dideli. Ir mes įsivaizduojam, kad pasaulis yra pavojingas, nedraugiškas, jame reikia labai daug pakovoti ten ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada yra tas santykis, kurie trigerina mane, kur aš nepatenkinta viskuo ten ir taip toliau, ir taip toliau. Čia vienas momentas. Jeigu aš esu meistro pozicijoje ir aš atsistojau tą poziciją ir pasaulis tapo gerokai mažesnis, aš esu didelis, pasaulis yra mažas. Jo? Aš sugebėjau išsiplėsti ir pasaulis yra mažas, tuomet atsiranda tas momentas, kad, kaip Agnė sako, aš galiu priimti pasaulį tokį, koks jis yra, bet aš nebūtinai tame dalyvauju. Čia žinai, kaip kol esu figūrėlė, manyje ir aplinkoje gyvena paradoksai. Paradoksai nuo vienos iki kitos pusės, nuo labai faina iki labai nefaina, nuo gero blogo, nuo karšta šalta. Mes polariškumas, ne? Paradoksai yra polariškumas, kuris mane veikia ir kuris mane įtakoja. Kai aš atsirandu meistru, aš suprantu, kad viskas yra. Ir figūros yra, ir žaidimas yra, ir yra geriečiai, blogiečiai, yra juodos ir baltos figūros, ar ne? Yra kažkas, kas laimės, nebūtinai baltos laimės ir nebūtinai juodos laimės. Ir kartais baltos virsta juodom ir atvirkščiai. Kur visaip yra ir visaip yra. Ir klausimas, žaidžiu žaidimą, ar tada dar kitaip išeinu veikti. Ne, kur apie tai? Jo, kur, žinai, čia labai, labai paprastas. Man šita metafora buvo pačiai didžiulis atradimas. Kai aš supratau, kad jeigu reiškinys yra didesnis už mane, aš jau pralašiau. Jeigu mano suvokime šitas reiškinys yra didesnis už mane, šiandien jeigu aš būsiu šitoj suvokimo, turėsiu šitą suvokimo kampą, aš pralašiau. Jeigu
yra reiškinys ir aš sugebu išsiplėsti ir jis yra mažesnis už mane, aš galiu jį gyvendinti, iš karto aš jį galiu išspręsti, nes tai yra, tiesiog, čia žinot, čia kaip yra versle, mes šitą vadinam rizika. Kai reiškinys mažesnis už mane ir versle, tai tampa rizikos. Taip, mes suprantam, kad čia gali būti, tikėtina taip atsitiks ir aš tada įmuosi kažkokių veiksmų, kad suvaldyti šitas rizikas. Jo? Tai va, tai yra reiškinys mažesnis už mane. Kai reiškinys didesnis už mane, aš jo nesuvokiu. Aš jo tiesiog nesugebu suvokti ir tada dažniausiai strategija yra pabėgti. Baisu. Jo? Mes slepiamės, bėgam, išnykstam, apsimetam mirusiais, sustingstam, nieko nebeveikiam. Visos tos strategijos. Jo? Kai ten žmogus ima ir nekelia ragelių. Jo, visi nervuojasi, visi nekelia ragelių. Jis išnyko, manęs nėra. Žinai, kaip šitie visi vabalėliai nukrenta, apsimeta mirusiais. Tai va taip ir žmonės. Tai kai reiškinys yra didesnis už mane, taip atsitinka. Ir kol reiškinys yra didesnis už mane, tol, kaip taisyklė, mes jį neigiam. Kaip ir tai mes atrodo? su juo kovojam. Nes aš nesuprantu, kas tai yra. Kai mes nesuvokiam, čia tas momentas yra, kai yra labai kraupu, labai baisu. Vat ateina, dabar buvo Ukrainos karas prasidėjo, ar ne? Mūsų galvoj tai netelpa. Tas jausmas, kad tai netelpa mūsų galvoj. Košmaras, jo? Ir aš kaip tik tuo metu turėjau susitikimą su kariškiais. Aš sakau, siaubas, aš nesuvokiu, kaip čia yra ojei, jie man sako, ojei, strategija, taktika, sistemos, tvarkos, taisyklės. Ir aš suprantu, kad jie puikiai suvokia. Jie puikiai suvokia, ką jie turi daryti, kaip jie turi elgtis ir taip toliau ir panašiai. Jo? Ir jie sako, kai tu žinai strategiją, nėra tiek baimės. Jo, nes tu žinai, ką tu darysi. Čia yra labai paprasta, ką mes darom, kai mums nebepatogu. Darbuose. Tai ieškom, kaip nebebūti tenais. Kaip išeiti? Ja. Tai pirmas, nes kas yra, kai ateina baimė, tu arba puoli, arba bėgi. Nėra kitos strategijos, tu neini kurti. Tu darai vieną arba kitą veiksmą, arba pradedi ten sakyti, to nėra, nėra, ten, visai kaip darbė sakyti, ko nėra ir kiek čia negalima dirbti, nes ten kažko tai tu puoli. Tu žiūri, kaip realiai tai tu tam, kad gintis, tu puoli. Arba bėgi, arba tu sakai, nebėra vaibo, nebedžiugina. Ir išeinu lauk, nes man ten nefaina, einu ieškoti kitos vietos. Ir kaip taisyklė, labai daug situacijų jos atsikartoja. Tu gali pakeisti aplinkybės, bet atsikartoja tos pačios situacijos. Tai reiškia, kad aš nepraėjau, aš nesuvokiau savo vaidmens, aš nesuvokiau, kaip reaguoti. Aš pabėgau. Ir man tos situacijos atsikartoja asmenės erdvėse, ar tai būtų darbinės erdvės, jokio skirtumų. Tai tos, žinai, ir labai gražiai pasakėjai darbinėse situacijose rizikos, nes vienos kai būna rizikos stingdo, kiti sako, tai gerai, blogai, yra taip, kaip yra, ne kaip yra, tai ką darom? Tai gerai, tai kuriam, ką darom, kas ką gali pasimti, kas ką gali padaryti šiandieną. Nes šiandieną, tai kaip mes suvokiam, tikrai baisu, bet šiandieną mes kažką galim padaryti. Ir tada šiandienos kontekste tu žiūri, ką tu veiki, ką tu darai. Tada tu išeini vėl į kūrybą. Tai gyvenime atrodo taip. Man šiaip iškyla tas atsakomybės klausimas, kur ir per jūsų tą sesiją buvo toks taškas, kai atsistoji tą savo atsakomybę, kas tada nutinka. Ir labai įsiminė Adrijos pasakymas, kad ten labai labai vieniša. Tai gal nori biškį dar praplėsti šitą. Čia apie sesiją, tu pasakoji apie suaugusius santykius, taip, ar ne? Taip. Kas tas ir kas tenai atsitinka. Bet šitas momentas yra labai svarbus suvokti vieną dalyką, kad skirtumas tarp buvimo figūrėle ir meistru, ta pati būsena, tas pats reiškinys išgyvenamas visai skirtingai. Vienatvė, kai esi figūrėlėje, dažniausiai mums asocijuojasi su draugų neturėjimu,
su tuo, kad tave paliko, su tuo, kad tu neturi su kuo pasidalinti. Arba baimė, kad paliks. Va čia yra ta vienatvė. Ne? Ir man baisu, man jau 3 dienas nieks nepaskambino, o siaubė. Ja? Čia tas momentas. Manęs nepakvietė į vakarėlį. Aš neturiu su kuo švęsti naujų metų. Ir dar sustinki draugus ir visi sako, su kur tu naujus metus? O supranti, manęs nieks nepakvietė. Oi, kaip baisu, siaubas, aš niekam nereikalinga. Čia yra viena vienatvė. Jo? Ir vienas nusivylimas savimi. Kai mes tampam meistrais, ateina kita vienatvė. Šitoj vienatvėje mums nebereikia minios. Mums nekyla klausimas, kas bus, jeigu manęs nepakvies į naujus metus. Jo? Mums patiems su savim yra antiek smagu, kad mes ir vieni savo švęsim naujus metus ir net nepagalvosim, kad čia kažkas ne taip. Jo? Nes kai mes atsakome savo klausimą, kas tas aš ir kas aš esu ir kame mano realizacija, kada aš esu, kas mano gėris, kas mano džiaugsmas, kas mano laimė, kas mano laisvė, kas man tai yra, kokie mano veikimo principai, kai aš suprantu, kas aš, tai koks nors kvietimo nebuvimas tiesiog neiškyla mintise, nekyla tokia opcija, bet čia atsiranda kita vienatvė. Vienatvė, kuri vadinasi aš noriu. Kaip? Aš noriu diskusijos, aš noriu pokalbio, aš noriu bendravimo su kitu tokiu kaip aš. Tai reiškia, aš pradedu norėti kokybės. Aš noriu kito meistro, kuris mane pastumtų, man parodytų mano kampus, su kuriuo man galbūt bus labai nepatogu, nes labai gali būti, kad bus nepatogu, bet tai bus kitas meistras, bet man bus labai įdomu. Aš eisiu ir sakysiu, einam. Ir va šita vienatvė yra absoliučiai kitos kokybės nei pirmoji vienatvė. Bet aš sakyčiau, klausimas, turbūt yra dar kitas. Aš pati savęs šito klausimo klausiu. Mes dirbam vis dėlto su įmonėm. Dirbam su komandom. Ir čia yra toksai paradoksas. Nes mes vis dėlto kalbam apie tai, kad, ir aš tuo esu visiškai tikra, kad tik tada, kai žmogus savo atsako į klausimą, kas aš ir kokia mano realizacija, nes mūsų realizacija visų yra absoliučiai skirtinga. Visiškai, mano laisvė yra nebūtinai kuo nors panaši kaip tavo laisvė. Ar ne? Man patinka vieni santykiai, tau patiks kiti santykiai. Kiekvienas mes turime savo išaiškų milijoną priemonių. Tai kai mes atsakome savo klausimą, kas yra mano gėris, retas žmogus žino, kas yra jo gėris. Kas yra jo laisvė, kas yra jo laimė, kaip atrodo jo laimė. Jo? Kai mes atsakome savo šitą klausimą, tuomet atėjus į komandą, į bet kurią komandą, mes esame suaugusio žmogaus pozicijoje ir mes galime prisimti atsakomybę už save. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Jeigu aš esu sėkla, iš kurios tikrai išaugs obelis. Ai ne, geresnį pavyzdį duosiu. Geresnį, sugalvoju dabar. Įsivaizduokim, kai aš žinau, kas aš esu, aš tikrai žinau, čia man dažnai labai sako, dėl ko tą pavyzdį pateiksiu, dėl to, kad labai dažnai man sako žmonės, mano laimė, aš laiminga tada, kai aplinkiniai laimingi. Aš laiminga tada, kai darau žmonėm gėrį. Kai žmonės supranta, kokia aš tenai, kiek aš jiems galiu duoti. Tai šito atveju aš turiu labai kitą nuomonę. Ir pateiksiu per pavyzdį. Kodėl kalbu apie įmonės. Įsivaizduokim, kad aš esu karvė. Karvė duoda pieno. Taip. Žmonės iš pieno gamina sūrį, sviestą, grietinę, kefyrą, ir taip toliau, daugybė dalykų, ar ne? Jie. Bet karvės esmė yra kokia? Duoti pieną. Ar jinai duoda pieną dėl to, kad žmonės pasigamintų sūrį? Ne, jin tiesiog duoda pieną.
Kaip višta deda kiaušinį. Ingi nededa žmonėm kiaušinio. Ingi ne dėl kiaušinienės deda kiaušinį. Tiesiog deda kiaušinį. Jo? Tai mano esmė yra duoti pieną. Ir aš visada laiminga tada, kai aš esu aš ir aš duodu pieną. Bet tai mano esmė, mano prigimtis. Jo? Ąžuolas mėto gilės, jo, kurias paskui šernai valgo. Jo? Tai kiekvienas mes turime tą savo kažkokį giluminį aš, kuris visados visiems kitiems duos gėrį. Su ta sąlyga, kad aš žinau, kas aš. Ar aiškiai čia kalbu? Ir jeigu aš atėjau į komandą ir aš žinau tikrai, kas aš, ir aš žinau, kad kai aš išsiskleidžiu, įvyksta tai, yra žmonės, kurie ateina į komandą, ar ne, ir visa komanda sulipo. Žmogus klijai. Jis išėjo iš įmonės ir viskas išbyrėjo. Ja? Arba būna žmogus, kuris nematomas. Įmonė yra žmogus, kurio niekas nemato. Jisai išėjo, dingo gėlės. Dingo gėlės, dingo kava, dingo sausainiai. Dingo daugybė dalykų. Gėlės nuvyto, sausainiai dingo, kavos nieks nenupirko. Ir tik tada visi supranta, kad come on, tai jisai pirko, jis viską tą darė. Yra žmonės, kurie yra džiaugsmas. Arba yra žmonės, kurie yra vaikštantis idėjų rinkinėlis. Vaikšto tik kaip koks dušas ten, žinai, visas pusės tik tuškė. Tu tik gaudyk. Tu tik gaudyk. Ja? Tai kai aš žinau, kas aš, ir jeigu aš žinau, kas aš žinau, kame mano realizacija, ir aš komandoje per tai veikiu, tai visiems yra gėris. Visi tik tai ima ir gamina sūrius. Nes aš esu gali. Tai užduotis būti pilnumoje savo resurse. Ir tada aš esu resurse. Ir žinai, paradoksas tame, kad kai tampu atsakingu, kai tampu suaugusiu, mūsų mokymų metaforą šnekant, ar ne, kai tampu suaugusiu, tik tada atsiranda laisvė, tik tai tada atsiranda džiaugsmas, tikrasis džiaugsmas, kuriame nes aš kuriu, tik tai tenai toj vietoj. Ir tik tai tada atsiranda pagarba. O pagarba yra apie tai, kad tas nevertinimas, gerai, aš gerbiu tai, kas tu. Ir tada žiūriu, kaip mūsų tai, kas tu, aš tai vadinu gamta, ne? Kas yra tavo gamta ir kas yra mano, ir ką mes galim kartu nusukurti, ką mes galim nuveikti. Nereiškia, kad aš pradedu žeminti arba trypti, nes tai yra tada kažkur, tai aš save pametu, apie ką aš esu, nes tada pradedu trypti ir sakyti, jūs nepakankamai čia geri, arba ne kažkas tai nėra. Pagarba atsiranda tik toj vietoj, kai ateina atsakomybė už save. Atsakomybė už savo laimę, už savo gyvenimą, už save. Bet būti savimi yra didžiulis malonumas. Didžiulis kaifas būti savimi. Kai nebijai būti savimi, nuo ko mes pradėjom. Tai gerai, Adrija, dabar aš paklausiu, ko gali tikėtis arba kodėl eiti žmonėm į, pavyzdžiui, mūsų mokymus saugas ir kodėl neiti? Čia iš viso, galbūt čia iš viso šalutinė tema, kurio žinai, tik tai jau kai nėra ką veikti, reikia veikti. Aš manau, kad mes visi, dabar aš kalbu apie absoliučiai visą žmoniją, mes visi atėjome iki tokio vystymosi etapo, kai labai keičiasi mūsų suvokimas, kaip veikia šitas pasaulis. Pasaulyje tų pokyčių, žmonijos vystymosi istorijoje, tų pokyčių buvo labai daug. Tiesiog paradoksas, kad mokykloje mums niekas nepasako apie tai. Mes mokomės istorinių įvykių, bet ir jūs žinojot, pavyzdžiui, kad 860, man atrodo, 9 metais buvo bažnyčia, priėmė sprendimą ir atjungė 2 savokas. Dvasia atjungė nuo sielos. Iki to tai buvo viena savoka. Dvasia buvo siela.
bažnyčia atjungė. Ir dvasia tapo balandžiu. Žinau, tai šitas balandis, kur skraido. Tai čia yra dvasia, o siela apsigyveno atskirai. Ir mes dabar labai sunku pasakyti, kokį didžiulį poveikį tai padarė žmonijos istorijoje. Nes iki to dvasinės patirtys žmonių, dvasiniai išgyvenimai buvo didžiulė vertybė. Ir žmonės, kurie turėdavo dvasinius išgyvenimus, kurie patirdavo Dievą savimi, ir tai vyko, ir yra milijonai aprašymų ir patvirtintų bažnyčios ir visų kitų ten šventųjų reikalų, tai buvo skatinama, vertinama ir taip toliau. 16 amžiuje už tai visus raganas degino, už jau tą patį dalyką. Ir mes savo vystymosi etapuose, kažkada žmonija buvo įsitikinusi, kad Žemė yra pasaulio centras, visatos centras. Vėliau mes turėjom nusivylimą, pasaulis pasirodo, mes sukomės aplink Saulę. Ir Saulė yra mūsų visatos centras. Ir tie visi pokyčiai, kurie vyksta mūsų sąmonėje, kiekvienas toks judesys, jisai keičia iš esmės mūsų suvokimą. Bet jeigu iki šiol žmonija ir tie pokyčiai yra esminiai, keičiasi mūsų kūno pojūčiai, keičiasi mūsų išgyvenimai, keičiasi mūsų sapnai, keičiasi daugybė dalykų, aš galėčiau vardinti, remdamasi vien literatūrą, vien klasikinę literatūrą. Tarkim, yra įrodyta mokslo, kad Homero laikais žmonės matė viso labo 3 spalvas. Viso labo matė 3 spalvas ir nedaugiau. Ir tokių pavyzdžių mes čia turim daugybę. Tas mūsų vidinis savęs suvokimas atėjo su romanu, kai atėjo Zola, kai atėjo ten Balzakas, kur buvo aprašymas, kaip mes jaučiamės, ką mes išgyvenam, ten Dostojevskis ir visi kiti. Tai dabar mes atėjome į dar vieną mūsų sąmonės vystymosi etapą, kuris, ko gero, lengviausiai apibūdinimas yra tokiu suvokimu, kad mes stojamės į poziciją, kurioje mes suvokiame dėka kvantinės mechanikos, kad nuo mūsų požiūrio, nuo to, kaip mes matome pasaulį, priklauso, koks pasaulis yra. Mes atėjome į šitą suvokimo tašką. Mes taiga suvokiame, kad nuo to, kaip aš matau reiškinius, tokie tie reiškiniai ir yra. Ir turbūt arčiausiai būtų Swedenborgas, nežinau, kiek žinot apie tokį įdomų mistiką, žmogų, kuris kuris kartojo šitą mintį. Beje, Bob Dylanas buvo Swedenborgo sekėjas ir darė visas jo praktikas. O Bob Dylanas yra vienas iš kiečiausių vaikinų muzikos pasaulyje, kuris būtent tai ir įgyvendino. Čia yra Swedenborgo ir Bob Dylano požiūris į pasaulį. Pasaulis yra toks, kokį aš jį matau ir kokį aš jį savo matymu kuriu. Ir panašu, kad mes visi šį kartą atėjome iki šitos ribos. Mes atsistojame ir mes pradedame jaustis, kad nuo to, koks esu aš, toks ir yra mano gyvenimas. Tokie įvykiai ir ateina į mano gyvenimą. Mes pradėjome gebėti susėti šitos dalykus. Ir jeigu tai yra, o tai yra tai, vadinasi, pakeitus save, pakeitus savo vidų, revizavus ten viską, aš galiu turėti kitą atoveiksmį, realybę. Ir į mano gyvenime ateis tai, ko aš noriu, ir kaip aš noriu, ir su kuo aš noriu. Ir tai yra didžiulė galimybė. Kai pagalvoji, kad tu ne kas nors, ne kaip tai figūrėliai nutiks ir ten, žaidimo pabaigoje paisi 3 ėjimus, žinai, o pala, tai čia aš ir esu tas, kas kūrė šitą pasaulį, kaip sakė meistras Ekhartas, Dievas yra tavyje, čia tu išėjai pasivaikščiot. Tai jeigu Dievas yra manyje, vadinasi, kiekvienas mano sprendimas gali tapti realybę. Ir tik aš sprendžiu, kokia jinai bus. Ir tą suvokti jau yra milžiniškas žingsnis. O tada įgyvendinti. Tai, ką mes su Agne, apie ką mūsų susitikimai, praktikos ir visi kiti, visos užduotis, mes ten daug namų darbų darom, tokius dalykus. Beje, mes kartu žaidžiam.
Mes nesame tos, kurios, sėdim ir sakom, padarykit tos namų darbus, padarykit anos. Ne, mes žaidžiam kartu su visais lygiai. Rašom visas užklausas ir taip toliau. Tai turėti tokią galimybę perkeisti save, sukurti save, įdant turėčiau tokį gyvenimą, kokį aš noriu. Man atrodo, didelis dalykas. Ypač jeigu tu dar jaunas žmogus, tai tu dar turi. Tu tiek turi galimybių, tiek yra laiko tau. Wow. Ir tą daryti ne per jėgą. Tai, nuo ko mes pradėjom. Kur mes užstringam darbuose, santykiuose, asmeniniuose santykiuose, mes pradedam daryti per jėgą. Kur mes, nežinau, su draugais užstringam, mes einam per jėgą aiškintis, mes einam per jėgą. Ir čia yra pasakymas, kad yra kiti resursai ir kitas būvis, kame tu ne per jėgą ir gali dar daugiau, stipriai daugiau veikti savo gyvenime. Tai tas pats gyvenimas. Lygiai tas pats gyvenimas, bet tu pats esi visai kitose resursuose ir kitoj kokybei. Ir žinai, yra kaifas turėti gyvenimą tokį, kokį tu nori. Sakyk, Geris. Tai ačiū tau. Na, tai ačiū Jums. Aš jau visiškai išsilydžiau. Ačiū tau, Agnė. Ačiū tau, Adrija. Visada malonumas. Visada didelis malonumas. Ačiū Jums. Aha. Jūs čia? Nepribaigėm dar čia. Gerai, šitas pamiršau, šitos